gyvybės raida Žemėje. Dar gilioje senovėje žmogus bandė suprasti, iš kur atsirado ir kaip vystėsi Žemėje gyvybė. Redis 17 amžiuje eksperimentiškai įrodė, kad bent kiek sudėtingesnės sandaros gyvūnai iš niekur atsirasti negali. Dabar yra žinoma, jog tam tikroje materijos vystymosi stadijoje gyvybė gali atsirasti dėl pačioje materijoje vykstančių natūralių procesų. Žemės amžius maždaug 5 milijardai metų. Manoma, kad Žemėje gyvybė egzistuoja jau daugiau nei 3,5 milijardo metų. Evoliucijos pagrindą sudaro adaptacija, tai yra prisitaikymas prie aplinkos. Nuolatiniai kitimai yra mutacijų pobūdžio arba susiję su naujų savybių deriniais, kurie išryškėja vėlesnėse kartose. Gyvybės raidos erose apžvalga. Gyvybė, prasidėjusi iš pirmykštės ląstelės, evoliucionavo ir tęsė savo egzistavimą adaptuodamasi prie besikeičiančių gamtos ir klimato sąlygų. Gyvybė prasideda Prekambro periode prieš 4600–570 milijonų metų. Prekambro eroje skiriama Archėjos ir Proterozojaus periodai. Prekambro eroje atsiranda pirmosios bebranduolinės ląstelės, kiek vėliau branduolį turinčios ląstelės, atsiranda daugialąsčiai organizmai, taipogi atsiranda pirmosios organizmų grupės – archėjos ir eubakterijos. Paleozojaus era – prieš 350–360 milijonų metų. Paleozojaus era skirstoma į Kambrio, Ordoviko, Siluro, Devono, Karbono bei Permio periodus. Paleozojuje atsirado žuvys, pirmieji varliagyviai, ropliai, išsivystė vabzdžiai ir ėmė augti sausumos augalai. Kambro periodas prieš 542–488 milijonus metų. Šiuo laikotarpiu atsiranda didelis skaičius daugialąsčių bestuburių rūšių. Vyksta akivaizdus augalijos ir gyvūnijos pasaulio atsiskyrimas, spartus jūros gyvūnų išplitimas, tokių kaip trilobitai, duobagyviai, kiautaveidžiai, graptolitai, brachiopodai, taip pat dumbliai pirmykščiame vandenyje. Ordoviko periodas prieš 488–444 milijonus metų. Vyksta dumblių klestėjimas, gerokai padaugėja bestuburių jūros gyvūnų rūšių, trilobitų, koralų, nautilų, brachiopodų, jūros lelijų. Siluro periodas prieš 444–416 milijonų metų. Atsiranda pirmieji stuburiniai bežandžiai, bestuburių jūros gyvūnų klestėjimas, atsiranda pirmieji augalai, dumbliai, grybai, samanos. Devono periodas prieš 416–359 milijonus metų. Šiuo laikotarpiu atsiranda pirmieji keturkojai sausumos gyvūnai, pasirodo pirmieji vabzdžiai, taip pat pirmieji plikasekliai, o augalai pasiekia medžiams būdingą aukštį. Karbono periodas prieš 359–299 milijonus metų. Atsiranda pirmieji ropliai ir skraidantys vabzdžiai, įsigali varliagyviai, sausumoje klesti sporiniai augalai, paparčiai, asiuklainiai sudaro tankius miškus, jūrose įsiviešpatauja kremzinės žuvys. Permo periodas prieš 299–251 milijonus metų. Periodo pabaigoje dėl neaiškių priežasčių išmirė apie 95% gyvybės rūšių. Tačiau atsirado pirmieji dinozaurai, pasirodė sėkliniai augalai, jūrose apsigyveno didžiuliai amonitai, išnyko trilobitai. Mezozojaus era prieš 251–146 milijonus metų. Mezozojaus era skirstoma į Triasio, jūros ir kreidos periodus. Triaso periodas prieš 251–200 milijonų metų. Pasirodo pirmieji žinduoliai, išplinta naujos gyvūnų grupės, pavyzdžiui ropliai, tiksliau dinozaurai, vėžliai, krokodilai. Augalijos pasaulyje klesti plikasėkliai, tai yra spygliuočiai, jūrose stipimpelekės žuvys ir pilvakojai moliuskai. Jūros periodas prieš 200–146 milijonus metų. Dibozaurų klestėjimo laikas – brachiozaurai, stegozaurai, plezioozaurai. Pasirodo priešistorinis paukštis Archaeopteryxas. Turtinga jūrų gyvūnija, kaulinės žuvys, amonitai, balemnitai, sausumoje klesti plikasėkliai, tai yra spygliuočių medžiai ir cikūnai, taipogi paparčiai.
Kreidos periodas prasidėjo prieš 145,5 milijono metų. Atsirado pirmieji žiediniai augalai bei juos apdulkinantys vabzdžiai. Asiūklius ir sagainiečius pakeitė mažos žolės, krūmai, lapuočiai medžiai. Taipogi suklestėjo didelės bandos augalėdžių, tokių kaip raguotieji ir ančiasnapiai dinozaurai. Pagausėjo žinduolių ir paukščių. Periodo pabaigoje išnyko visi dinozaurai. Kainozojaus era prasidėjo prieš 66,2,5 milijonus metų. Kainozojaus erą sudaro paleogeno, neogeno, kvartero periodai. Paleogeno periodo metu prieš 66,23 milijonus metų išsivysto ir sparčiai išplinta žinduoliai. Pirmosios beždžionės, banginiai, plėšrieji, primityvūs kanopiniai ir pirmieji straubliniai. Paplinta paukščiai ir vabzdžiai, vešli augmenija, gausu žydinčių augalų ir medžių rūšių, palmių, pelkinių kiparisų, mamutmedžių. Jūrose išplinta kaulinės žuvys, pilvakojai moliuskai ir jūrų ežiai. Neogeno periodas prieš 23,2,5 milijono metų. Homonidų, žmoginių beždžionių, australopitekų atsiradimas. Nuo pirmykštės beždžionės atsiskiria primatai, paplinta paukščiai, giesmininkai, žolėdžiai, žinduoliai, gausėja gyvačių, varliagyvių. Kvartero periodas prieš 2,5 milijono metų iki dabartinių laikų. Šiuo laikotarpiu atsirado dabartinis žmogus, kitaip vadinamas Homo sapiens. Seniausiu amonu yra laikomas Homo erectus, kurio liekanų rasta Afrikoje, Kinijoje, Javos saloje. Gausi augalų ir gyvūnų įvairovė šiltuoju laikotarpiu, rūšių pasistūmėjimas į pietus šaltuoju laikotarpiu.